Dėl žaliojo kurso, tai atskirkim du dalykus. Aplinkosauga, tai yra norą gyventi švarioj, sveikoj aplinkoj, neteršiamoj, kuriem visiems gera ir smagu. Ir atskirkim žaliąjį kursą kaip ideologiją, kaip praktiškai beprotišką propagandinį įrankį, kurio tenkinami didžiųjų korporacijų interesai. Kas yra vykdoma, kas įvyksta žaliojo kurso metu? Europos Sąjunga teršia tik 8% išmeta to CO2 pasaulyje. Jie atsisako savo taršių įmonių, atiduoda jos į Indiją, į Kiniją, į trečiojo pasaulio šalis ir taršą perkelia ten. Bet ta tarša išlieka. O Europos Sąjungos valstybės ir verslo įmonės yra verčiamos laikytis labai drakoniškų nuostatų. Ir todėl tiesiog jos ūkis tampa nebekonkurencingas, ūkininkai nebegali parduoti savo produkcijos tiek daug, kiek parduodavo. Ji tampa per brangi ir pačios gyventojams didėja importai iš trečiųjų šalių. Ir Europos Sąjunga tiesiog praranda pajamas, subsidijuodama šitą. Ir tuo pačiu jis silpnėja. Pažiūrėkit, Vokietijos BVP, jis sustingo. Jis auga taip minimaliai, kad net už Rusijos 2 kartus mažiau. Europos Sąjunga tiesiog nusižudo su šita politika.